Simai, po tos nesėkmės pirmose sezono rungtynėse, turbūt šiandien su dvigubu noru važiavote į Pasvalį, ne? Nu jo, tokia truputėlį, kaip sakyt, tas pralaimėjimas po kelių ten iš eilės laimėjimų buvo toks gan skaudus. Išvykoje atidedam daug labai jėgų, buvo sunkios varžybos ir važiuodami čia į Pasvalį žinojom, kad tokia irgi, kaip sakyt, čia yra specifinė salė, labai sunku žaisti. Varžovai mus atakuos labai agresyviai ir buvom pasiruošę tom tokiam, galima sakyti, muštynėm, galima sakyti, tokiai kovai ir gerai, kad viskas laimingai baigėsi. Turim kažkur tai labai daug dar, kaip sakyt, kredito, kur galim išnaudoti savo, nedaryti klaidų, labai kvailų į autus išmėtėm šiandien. Aš pats dėl klaidų labai padariau tokių daug dalykų, kuriuo dar galim išnaudoti ir pabaigti varžybą žymiai lengviau. Bet, kaip sakyt, labai džiaugiuosi visą komandą ir žaidėjais ir treneriais, kad rodom charakterį. Jau ne pirmos varžybos, kai parodom, kad ir atsilikinėdami ir tokiose sunkiose situacijose išliekam komandą ir iki paskutinių sekundžių gan labai profesionaliai sužaidžiam. Tai tuo reikėtų džiaugtis, kad išvykoje tokią sunkią pergalę paėmėm. Pratęsimo metu buvo +10, paskui liko 2 taškai. Patikėjot pergalę? Ne, tiesiog nepatikėjom. Gal jie pradėjo tą pratęsimą taip labai prastai, gan iš dalies, nes mes 4 atakos visas buvom baigę taškais ir susigynėm. Ir paskui 1 tritaškis Jogėlas, toks, kaip sakyt, atsigavo, 7 taškeliai, dar prasileidom 2 su bauda, 6 taškeliai mes kažko neužpuolėm ir 2,5 minutės, tai likus 10 taškų, tai yra šiuolaikiniam krepšiniui labai yra, tas skirtumas toksai. Ir tą tokią baudų, kaip sakyt, seriją laimėjom šiandien, pasisekė. Treneris labiausiai akcentavo kovą dėl atšokusių kamuolių, šiandien pagerino LKL rekordą šio sezono kovodami dėl kamuolių. Ja, net nežinau, tiesą sakant, bet smagu, kad rekordai jo, nes, kaip sakyt, sakau, treneris akcentavo vieną dalyką. Šiandien laimės komanda, kuri daugiau kovos ir parodys, kaip sakyt, tą charakterį. Tai šiandien stengiamės, kažkas nesisekė, kažkokių metimų nepataikėm, kažkas to broko buvo labai daug, bet svarbiausia buvom aikšteliai, žaidėm, kovojom ir ta pergalė buvo pasiekta. To mes, labai džiaugiamės, kad tą paėmėm tašką. Geriau reikia žaisti negražiai ir laimėti, negu gražiai ir pralaimėti.